Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir mes sveikinamės Patreon. Šį kartą gruodžio mėnesį mes taip pat sveikinsimės Patreon. Jau net nepamenu kelintus metus įrašysiu savo tradicinį metų pabaigos epizodą. Pažiūrėsiu lygiai prieš metus. Aš pateikiau 10 savo prognozių, kiek jų išsipildė. Na ir pateiksiu 10 savo prognozių 25 metams. Bet dabar mes pasikalbėsime apie susijusius, bet šiek tiek kitus dalykus. Tiesą pasakius, kai tu matai, kas darosi aplink pasaulyje, tu iš tikrųjų pradedi galvoti, ar tu negyveni kažkokiam filme arba nesi kažkokios rašomos knygos personažas, o galbūt išleistos ir kažkas tą knygą skaito. Ir kai kurie dalykai, kurie atrodė kaip sąmokslo teorijos, dabar jau nebeatrodo kaip sąmokslo teorijos. Kai aš kalbuosi su patronais, man šitos epizodus ypač malonu daryti, dėl to, kad aš galiu šiek tiek nusimti atsakomybės, žiūrės gerokai mažiau žmonių šitos epizodus. Ačiū labai jums, ačiū, kad likote, ačiū, kad remiate, jūsų dėka įmanoma viskas, įskaitant ir YouTube kanalą. Ir aš, kai darau tokius epizodus, aš šiek tiek atsipalaiduoju, galbūt čia nėra istorijų, kuriuom reikalingas viešumas, čia nėra herojų, kurie pasakotų savo problemas, bet čia yra dalykai, kurie mane patį domina. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų įdomu ir jum tai taip pat galėtų būti įdomu. Aš iš karto atsiprašau visų, kurie sakys, šitas tavo epizodas savaime panašus į sąmokslo teoriją. Kai kurie iš mūsų vadina tai išsigimėlių paroda. Kai juos radom, jie vilkėjo kažkokius biomechaninius kostiumus. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Creepy. Kraupu. Jūs turbūt sunkiai atskiriate, nes vienoje vietoje yra ištraukos iš filmų, o kitoje vietoje mes matome Senate praėjusią savaitę vykusius klausimus. Ir čia yra kongreso narė Nancy Mace, klausinėjanti šaltinių, mes apie tos šaltinius dar trumpai pasikalbėsime. Tai yra aukšto rango buvę karininkai, mokslininkai, valstybės tarnautojai, tai yra žmonės, kurie duoda priesaiką ir įsipareigoja nemeluoti politikams. Meluoti Senate, apie tai buvo daug kartų kalbėta, buvo labai daug skandalingų apklausų ir liudijimų pačiais įvairiausiais klausimais, net ir Lietuvoje, jeigu tu eini į parlamentinę komisiją ir meluoji, už tai tau gresia baudžiamoji atsakomybė, lygiai taip pat kaip meluojant teisme. Jungtinėse Amerikos valstijose tai yra dar griežčiau reglamentuota, taip pat yra didžiulis viešumas, aišku, niekas savo reputaciją taip deginti nenorėtų, ypač iš žmonių, kurie gyvena tikrai neblogus gyvenimus, turi geras, pavyzdžiui, karių pensijas, jeigu kažkada tu užėmė aukštas pareigas, arba šiuo metu eina aukštas pareigas, dirba atsakingus darbus. Ir kai tu žiūri, pavyzdžiui, USA Today, jūs matėte ištrauką, tai yra tikrai respektabilus laikraščiai, žurnalai, portalai, žiniasklaidos priemonės ir tu matai tenai rimtas diskusijas apie ateivių kūnus, kai pradedama kalbėti apie tai, kad ateiviai gali būti fiksuojami ne tik tai kalbant apie oro erdvę, bet pavyzdžiui vandenynuose, na, tu iš tikrųjų pradedi mąstyti, ar tai iš viso yra realu. Visą tai mes matėme fantastinėse filmuose, galėjome paskaityti apie tai fantastinėse romanuose. Mielai jums papasakosiu, tačiau turit visi klausytis. Nes šis reikalas komplikuotas. Ir aš iš karto jūsų prašau šiek tiek mažiau kritikos ir šiek tiek atviresnių protų. Aš sujungsiu ne šiaip sau dvi temas. Antra tema jums yra puikiai suprantama. Tai yra, mes turime eskaluojamą karinį konfliktą, kuris gali iš tikrųjų labai greitai pasiekti tokias ribas, apie kurias mes šiuo metu net negalime rimtai diskutuoti. Pavyzdžiui, mes čia kalbame apie tai, kad štai Rusija atsiduria tokioje situacijoje, kai Ukraina gauna Amerikos leidimą atakuoti jos teritoriją, Rusijos valstybės, kuri užpuolė Ukrainą teritoriją, ir mes sakom, na, dabar Putinas čia ryšis, nesiryš naudoti branduolinį ginklą, na, kiekvienas filosofuoja, bet karas turi savo logiką ir iš tikrųjų dalykai kartais eskaluojasi visiškai nenumatytai, arba kai kurie dalykai nepriklauso nuo žmonių, kurie galvoja, kad situaciją kontroliuoja. Iš tikrųjų taip nėra. Ir aš nusprendžiau pakalbėti apie tuos du dalykus, jūs sakysit, palauk Skirmantai, čia yra visiškai nesusiję reikalai. O aš manau, kad tai yra susiję dalykai bent jau keliais aspektais. Vienas akivaizdus aspektas, be jokių sąmokslo teorijų, tai yra, kai tu
kalbi apie didžiulę žiniasklaidą, kai tu kalbi apie aukščiausio lygio politikus, kai tu kalbi apie šalių vadovus, prezidentus, parlamentus, Jungtinėse Amerikos valstijose yra kongresas, ar ne, yra senatas, atstovų rūmai. Kai tu pradedi kalbėti apie tokias institucijas, tai tenai svarstomi klausimai, jie visi yra pakankamai svarbus. Ir jeigu ten lygiavertiškai svarstomi klausimai susiję su ateiviais ir susiję su, pavyzdžiui, ginkluotės tiekimu Ukrainai, aš manau, kad vis dėlto abu šitie klausimai yra verti dėmesio. Bet dar vienas aspektas, kurį aš pasiemu, mes kartais kalbame apie sąmokslo teorijas, nesusimastydami, kad kai kurie dalykai yra apskritai sunkiai patikrinami. Ir vietoje to, kad aš dabar užsiciklinčiau ant to, ką sakė apklausinėjami žmonės, jūs lengvai tai galėsite pasiskaityti, aš tai aišku šiek tiek paminėsiu, aš jums parodysiu, nes pats to tikrai domiuosi, man tai iš tikrųjų yra įdomu, aš jums parodysiu, kas šiuo metu yra nuveikta, kalbant apie kosmosą, kalbant apie visatą ir kalbant svarbiausia, tik tai apie tai ir kalbėsiu. Apie klausimą, ar mes esame vieni. Čia Jėzus šauna į Čarlzą Darviną. O kam Jėzus šauti į Čarlzą Darviną? Dėl jo šventvagiškų teorijų. Ar jūs tiki Dievu? Aš esu daręs epizodus ir apie Čarlzo Darvino teoriją, tiesiog tuo metu buvo įdomu pasižiūrėti, aš pasiėmiau išleistą Jungtinių Amerikos valstijų katalikų bendruomenės, tikrai nemažai buvo įdėta pinigų, dokumentinį filmą, kur atrodo rimti mokslininkai dekonstruoja evoliucijos teoriją, ir tenai labai aiškiai matėsi spragos ir loginės, ir faktologinės, ir mokslinės, aš pakalbinau taip pat ir mokslininkus lietuvius, kurie dirba šiose sferose. Man atrodo, visai įdomus epizodas gavosi, galite susirasti ir pasižiūrėti, jis irgi buvo skirtas patronam. Aišku, aš esu kalbėjęs ir apie prasidėjusius senate klausimus, kur buvo jau kalbėta apie ateivius, dabar tiesiog ta informacija nuolatos pildosi vis naujomis detalėmis, todėl aš sakau, nebesikartosiu apie tai, kas vyksta JAV senate, bet pasikalbėsime šiek tiek kitomis temomis. Tai vėlgi galite tą epizodą, kuris buvo skirtas taip pat patronam, susirasti, suprasite, kodėl būtent tokia data ant jo viršelio. O svarbiausias dalykas, kylantis klausimas dabar, kodėl ta tema tiek stipriai sueskaluota, kodėl žiniasklaida, kodėl politika JAV sukasi, pradeda suktis taip pat ir apie šitą temą. Labai keista. This is where it gets real. Do you solemnly swear to affirm that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Nesubtitruoju anglų kalbos, nes pirmiausia yra žmonių, kurie klausosi, jie neperskaitys tų subtitrų. Tikrai tikiu, kad daugelis iš jūsų angliškai kalba ir jos bus tikrai labai nedaug, tik tai šiose keliose vietose. Tai jūs matote, kaip prisiekia nauji liudytojai, bet aš tik tai priminsiu, kas nematė pirmo epizodo, kalba prasidėjo nuo to, kad buvo specialistas, kuris tapo angliškai tai vadinasi whistleblower, lietuviškai pranešėjas, specialistas, kuris dirbo su neatpažintais skraidančiais objektais. Angliškai tai vadinasi UFO. Dabar atsiranda naujas terminas UAP, tai yra neatpažintas anomalus reiškinys, unidentified anomaly phenomenon, fenomenas galima lietuviškai būtų sakyti. Tai šiuo atveju tai yra nesvarbu, nes kalba ne tik tai, to išgirsite ne tik tai apie skraidančius objektus, bet, pavyzdžiui, apie plaukiančius objektus. Tai šiuo atveju šitas padalinys buvo sukurtas tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ne tam, kad ateivius medžioti, o tam, kad būtų galima išsiaiškinti tuos atvejus, kurie iš tikrųjų lieka neatsakyti. Sakykime, jeigu priešas sukuria naujas modernes technologijas, mes visai neseniai turėjome atvejį su Kinijos oro zondais, kurie lygiai taip pat gali atlikti, pavyzdžiui, žvalgybinės funkcijas, kurie buvo numušinėjami ir vėlgi, kol tu neišsiaiškinai, kas tenai iš tikrųjų yra, tu tai vadini neatpažintų skraidančių objektų. Tai štai karininkas vadovavo tokiam padaliniui, o paskui jis pradėjo kalbėti apie tai, kad jam tapo žinoma, jog yra kur kas daugiau dalykų, kurie yra slepiami nuo visuomenės, ir jūs jau girdėjote jį kalbant apie tai, kad yra netgi ateivių biologinė medžiaga, kalbama apie kūnus.
Dabar nauji liudininkai irgi yra pakankamai įdomus. Vienas iš jų yra dabar jau atsargoje buvęs Jungtinių Amerikos valstijų karo laivyno admirolas. Confirmation that UAPs are real came to me in January of 2015 when I was serving as the commander of the Navy Meteorology and Oceanography Command. At the time, my personnel were participating in a pre-deployment naval exercise off the U.S. East Coast. Jūs turbūt girdite, kad admirolas pasakoja, kad mokymų metu jam teko susidurti su neatpažintais skraidančiais objektais, kurie supo laivus, kurie dalyvavo mokymuose, na ir apie tai buvo susirašinėjama slaptais tarnybiniais kanalais. Žodžiu, jis ten ne vieną įdomią istoriją papasakojo. Aišku, visa tai yra labai sunkiai pagrindžiama, buvo pateiktos kelios nuotraukos, bet kaip ir dažnai tokiais atvejais tos nuotraukos nėra pakankamas įrodymas. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. We have visual. Mes matom. Nieko nedarykit, kol nepatvirtinsim, kad siuntinys pristatytas. Toliau taip pat kalbėjo buvęs kariškis, žmogus, kuris dirbo su kontržvalgyba, kuris dirbo ir Pentagone, ir gynybos ministerijoje. Tikrai įdomi biografija, ten kažkada jisai buvo tokiam specialiam neformaliam būry, kuris buvo remiamas Centrinės žvalgybos valdybos. Jo būrio tikslas buvo padėti Kuboje įvykdyti perversmą. Na, nepavyko, taip pat jam teko tarnauti ir Kuveite, ir Pietų Amerikoje įvairiose operacijose dalyvauti. Na ir jisai sako, kad taip pat dalyvavo specialiai sukurtoje programoje, kuri buvo skirta ieškoti ateivių, kalbant jau ne apie tiesiog žemės erdvę, ne tik tai apie mūsų oro erdvę, bet kalbant ir apie kosminę erdvę. Jisai pasakoja apie tai, kad tai buvo įslaptinta programa, jisai jo dalyvavo. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Cituojant pažodžiui, jisai sako neįtikėtiną dalyką, kad ateivių technologijos ne tik tai egzistuoja, bet jas turi Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė ir dar kai kurių kitų šalių vyriausybės, tačiau slepia tai nuo žmonių. Gražuolis, ar ne? Kaip matote, mes mėginom suremontuoti jį nuo 70-ojo dešimtmečio pabaigos. Aš juk sakiau, kad darosi nebeįmanoma suprasti, kur yra filmas, kur yra tikri įvykiai, kas yra išgalvota, kas yra tikra. Dėl to aš siūlau čia šiek tiek braukti brūkšnį ir pasikalbėti dabar labai trumpai, kas iš tikrųjų mokslininkų yra šiuo metu nustatyta, įrodyta, kuo mes iš tikrųjų galime remtis, kalbant apie ateivių paiešką. Vienas iš tokių projektų yra SETI institutas. SETI angliškai išsišifruoja kaip Search for Extraterrestrial Intelligence. Tai yra paieškos nežemiško intelekto. Tai yra projektas, kuris prasidėjo nuo 2 mokslininkų. NASA projektas, na dabar daugiau negu 100 mokslininkų visame pasaulyje. Vienaip ar kitaip bendradarbiauja tarpusavėje. Jeigu čia nebeprotiškai graži moteris, aš metu ragelį. Pone, paklausykit. Pone? Signalų iš nežemiškų civilizacijų paieškai naudojamas ir didžiausias pasaulyje 500 metrų skersmens teleskopas, kuris yra Kinijoje. Žinoma, čia kyla klausimas, ar tikrai radio bangomis reikėtų bandyti susisiekti arba gauti signalą iš nežemiškų civilizacijų. Aš esu įsitikinęs, kad daugelis iš jūsų, pavyzdžiui, mano šitą epizodą mato ne radio bangomis tikrai. Mes kalbame net ne apie telefonus, mes kalbame greičiausiai apie šviesolaidį, kuris yra žymiai greitesnis, ir interneto greitis, kalbant apie šviesos signalus, jisai gali būti žymiai didesnis. Šiuo atveju mes, pavyzdžiui, galėtume galbūt kalbėti apie sklindančią šviesą arba apie naudojamą lazerį ir panašius dalykus. Bendrai, kai mes tik tai pradėjome siųsti savo aparatus į kosmosą, mes iš karto supratome, kad reikėtų ieškoti alternatyvos radio bangoms, na ir buvo naudojami patys įvairiausi būdai. Na pavyzdžiui, taip atrodė mūsų žinutė ateiviam 1972 metais. Tai yra aukso anoduoto aliuminio plokščių pora, kurios buvo dedamos ant Pioneer
10 ir Pioneer 11 erdvėlaivių 1972 ir 73 metais. Na, čia yra nufotografuota, kai buvo tvirtinama šita lenta, o čia yra štai toks paveikslas, kurį mes siunčiame apie save ateiviams. Mes esame NASA tinklalapyje ir jūs prieš save matote auksinį diską. Taigi, tobulėjant technologijoms, 77 metais Pionierius pakeitė Voyagerį. Pirmas Voyageris ir paleistas 77 metais, beje, jisai iki šiol yra kosmose, tai yra labiausiai nuo Žemės nutolęs mūsų sukurtas objektas. Iki 25 metų jam turėtų užtekti dar energijos likučių, na, o paskui jisai jau tiesiog skles erdvėje, bet jūs galite pasižiūrėti, kokia buvo žinutė prie Voyagerio prikabinta, tai yra auksinis diskas. Ir vėlgi aš žiūriu šitą diską ir galvoju, jeigu aš jį dabar raščiau, ar aš suprasčiau iš viso, kas tai yra, ką man reikėtų su to dalyku daryti. Aišku, yra šalia schema, kaip susikurti aparatą, kuris leistų šitą diską nuskanuoti, iš to disko gauti informaciją. Jūs turbūt prisimenate, bent jau mano kartos žiūrovai, kompaktinius diskus, dabar irgi, kaip ir su plokštelėm, turbūt ne visi žinotų, ką su jais reikia daryti žmonės. Tai šiuo atveju man didžiausias klausimas, kad angliškai šalia schemos yra paaiškinimai, bandau įsivaizduoti kokį nors ateivį, kuris dar turėtų išsiaiškinti, kaip šitos hieroglifus perskaityti ir ne šitos rašmenis, išsiaiškinti, kas ta anglų kalba, paskui susikonstruoti, jeigu jisai turėtų parankinių medžiagų reikiamų grotuvą ir tada šitą diską pasileisti. Suprantu, tai sudėtinga suprasti. Aš dabar nenoriu veltis į labai komplikuotą temą, bet mes šiuo metu net neįsivaizduojame, kokiais būdais su mumis galėtų komunikuoti, na, pavyzdžiui, ateivių civilizacija. Mes viską vertinam pagal technologijos, kurias turime patys. Ir jeigu mes vėlgi pasižiūrėtume, sakykime, savo pačių raidą, į savo pačių evoliuciją, į savo pačių istoriją, kaip ir sakiau kažkada epizode, jeigu reikėtų žmogui, kuris gyveno prieš 100 metų, paaiškinti, kas yra kompiuteris, na, mes negalėtume to padaryti. O tam žmogui tai būtų tiesiog neįmanoma suprasti, kas yra internetas. Jeigu reikėtų dabar vaikui duoti audio kasetę, tiesiog magnetinę juostą, kurią puikiausiai prisideda mano kartos žmonės, na tai dabartiniai jaunuoliai greičiausiai net nežinotų, ką daryti. Okei, tu matai juostą, klausimas, o kaip tu išklausysi, kas toje juostoje, ar tu dar turi magnetofoną, ar tu moki tą magnetofoną susirinkti ir panašiai. Kai mes kalbame apie komunikacijos būdus, tai yra ne tik tai šviesa, tai yra ne tik tai elektromagnetinės bangos, ar ne? Tai yra ne tik tai kažkokie vizualiniai dalykai, galbūt tai yra gravitacinės bangos, galbūt tai yra, nežinau, kokia nors telepatija, kurios mes visiškai neįsivaizduojame, galbūt yra dar kažkokie kiti išmatavimai, apie kuriuos mes nežinome, kuriuose galbūt tie ateiviai egzistuoja arba moka jais naudotis ir mes galbūt seniausiai esame arba stebimi, arba su mumis bandoma kontaktuoti, bet mes tiesiog tų kontaktų nepastebime, nesuprantame ir galvojame, kodėl mums nepavyksta to kontakto užmegzti. Padėk ragelį. Žinoma, pats pirmutinis klausimas turėtų būti, ar iš viso yra su kuo komunikuoti. Bet vėlgi čia yra elementari matematika, logika ir sveikas protas. Mūsų galaktikoje yra 400 milijardų žvaigždžių, neįsivaizduojamai didelis skaičius. Ir dauguma tų žvaigždžių aplink save turi planetų sistemas. Taip, kad tose planetose tikrai egzistuoja sąlygos, kurios būtų labai panašios į sąlygas čia Žemėje. Ir tai nėra tik tai teorinis pamastymas. Šiuo metu yra šimtai fiksuotų planetų, kuriuose gali būti sąlygos užsimegzti gyvybei. Mes esame tinklalapyje Space.com, čia net 10-ukas pateiktas labiausiai į Žemę panašių planetų. Na ir čia galima pasižiūrėti, yra konkretus pavadinimai, aš jų necituosiu, nes tikrai sudėtingi, bet jūs matote vizualizacijas, kaip atrodo atmosfera, kaip galėtų atrodyti paviršius planetų. Na štai čia yra Kepler su atskirais skaičiais ir raidėmis nustatytos planetos, kuriuose nebejotinai galėtų būti vienokia ar kitokia gyvybės forma. Ir čia dar viena vieta, kur reikia sustoti ir pamastyti. Nekeliaukime kažkur toli į kosmosą, į skirtingas planetas, tiesiog pasižiūrėkime aplinkui. Įsivaizduokite, kad yra naktis, jūs esate miške, aplinkui pati įvairiausia gyvybė tiesiog knibžda. Tai yra augalai, ar ne? Tai yra medžiai, tai yra įvairūs krūmai, samanos ir panašiai. Šalia yra įvairių rūšių gyvūnai, šalia yra įvairių rūšių vabzdžiai ir panašiai. Klausimas. Jūs aptikote labai daug
gyvybės, o ką jūs su ją darote, kokiu būdu jūs su ją užmėgsite kontaktą, kokiu būdu jūs, pavyzdžiui, medžiui paaiškinsite, kas yra kompaktas, kas yra kažkokia tai žinutė, kas yra kosminis laivas ar panašus dalykai. Tai yra, jūs puikiai suprantate, kad klausimas nėra, kokios skirtingos gali būti gyvybės formos. Aš priminsiu, kad vėlgi pagal tą pačią Charleso Darwino evoliucijos teoriją, pagal mokslinius tyrimus, viskas prieš 4 milijardus metų Žemėje, kalbant apie gyvybę, prasidėjo nuo vienaląsčių organizmų. Bet didžiausias klausimas, tai yra sąmonės buvimas. Ar yra sąmoninga gyvybės forma, kuri galėtų evoliucionuoti? Ir pažiūrėkime į mūsų planetą be žmogaus. Ar mes iš visų aplinkui esančių gyvūnų, vabzdžių, augalų ir panašiai, ar mes turime bent vieną rūšį gyvybės, formą gyvybės, kuri taip pat būtų sąmoninga? Būtent todėl klausimas, ar yra aplinkui mus kitos gyvybės formos, visiškai neturėtų stebinti ir manęs nestebina. Aš puikiai suprantu, kad atsakymas yra taip, yra. Kitose planetose yra gyvybė. Klausimas yra, ar ta gyvybė yra sąmoninga, ar yra kažkur visatoje dar be mūsų sąmoningos būtybės, kurios suvokia save, kurios gali kurti, kurios gali evoliucionuoti, kurios gali turėti technologijas, kurios tomis technologijomis gali pasiekti mūsų planetą. Ir tada kyla labai daug klausimų iš štai tokių teiginių. Jeigu jos pasiekia mūsų planetą, ką jos čia darytų? Jeigu jos pasiekia mūsų planetą, tai kodėl mes neišeiname į tiesioginį kontaktą, ar nuo mūsų yra slepiamasi? Ir kai tu girdi tokius liudijimus Jungtinėse Amerikos valstijose, kad yra tikrai fiksuoti štai tokie kontaktai, kad yra technologijos nežemiškos vyriausybės rankose, kad yra netgi ateivių kūnai, be jokios abejonės, tai šokiruoja. Gyvybės palaikymo monitoriai įjungti, vadinasi, jei susimausim, viskas bus nufilmuota. Gerai. Nuimkim tą biomechaninį kostiumą. Dėkit plėstuvą čia, ant briaunos. Mikroprobą kišime čia. Šitą čia. Gerai. O dabar labai atsargiai plečiam. Leiskit man. Kita vertus, mokslas mums sako, kad visur, visoje visatoje fizikos dėsniai yra labai panašus. Galbūt mes ne viską esame atradę, bet vėlgi, jeigu mes žiūrime į tokius dalykus kaip šviesa spinduliuojama, sakykime, žvaigždės, mes galime paskaičiuoti šviesos greitį, mes matome, kad net ir labai toli nuo mūsų tas šviesos greitis yra toks pats ir galima pasižiūrėti į kitus dalykus. Reiškia, yra tam tikros taisyklės. Vėlgi, mokslas mums sako, kad jeigu kažkas atsitiko, greičiausiai tai nėra unikalus reiškinys. Nežinau, koks nors ugnikalnis išsiveržė, paskui jisai gali ilgai nesiveršti, bet vis tiek greičiausiai kažkada tai gali pasikartoti ir greičiausiai tai nėra vienas vienintelis ugnikalnis visame pasaulyje, kažkur mes rasime panašių į jį. Šiuo atveju, net jeigu mes pagalvotume apie tokius smulkius dalykus, mokslininkai apie tai kalba, tai nėra mano pamastymai. Pavyzdžiui, į Žemę yra ne kartą rėžėsi meteoritai. Tunguskos meteoritas ir ne tik tai jis, dinozaurų išnykimas yra siejamas būtent su meteoritais. Tuo metu, aišku, Žemė gaubia atmosfera, bet tuo metu įvyksta didžiulis susidūrimas, didžiulis smūgis. Ir dalis mūsų Žemės paviršiaus kažkokių mikrodalelių gali tiesiog skristi į kosmosą. Tai yra nieko nuostabaus, mes patys meteoritų lietų galime stebėti naktimis, į Žemę krenta, pavyzdžiui, mėnulio gabaliukai, mes netgi turime daugiau negu 100 meteoritų iš Marso, kuriuos galime stebėti ir analizuoti. Vėlgi, net nereikia skristi, nors mes tą darome ir dabar kaip tik vyksta Marso tyrimai, bet mes galime tiesiog pasižiūrėti, ką mums atneša pati visata. Tai įsivaizduokite, jeigu štai tokių susidūrimų pagalba, arba jeigu įvyktų didžiuliai sprogimai, labai galingi sprogimai ir vėlgi Žemės paviršius tiesiog pakiltų į viršų, ar ne, Žemės gabalai pradėtų skristi kažkur tolin, atsidūrę kosmose, jie lygiai taip pat gali nukeliauti į kažkokias planetas. Ir jeigu staiga atsitiktų taip, kad tenai yra palankios gyvybei sąlygos, vėlgi galbūt po tam tikro laiko, po ilgų metų evoliucijos, tos pačios mūsų bakterijos, tie patys mūsų mikroorganizmai kažkada išsivystytų į kokią nors gyvybės formą, nežinau, dinozaurus, žmonės arba į dar kažką. Tai yra gana sudėtinga įsivaizduoti, bet galbūt mes patys kažkada savo planetoje, Žemėje atsidūrėme lygiai tokiu pačiu būdu. Pasisojau į jūrą. Čia tai jau atvirai. Pavyzdžiui, ieškant gyvybės formų, dažniausiai ieškoma vandens. Žemėje taip pat manoma, kad gyvybė atsirado pirminėme vandenyne, kai pradėjo vykti cheminės reakcijos,
paskui atsirado tie vienaląsčiai organizmai ir galų gale evoliucijos eigoje buvo apgyvendintos ir kitos gyvybei tinkamos vietos, sausuma. Šiuo atveju, jeigu mes pažiūrėtume, kad ir į Marso tyrimus, ten yra kalbama apie tai, kad yra aiškios žymės, jog ten buvo vandens, na ir tikimasi rasti, pavyzdžiui, ledo. Jeigu mes tikėtume, kad visur procesai vyksta panašiai ir vandenyje gali atsirasti gyvybė, o paskui per ilgus metus evoliucijos pagalba atsirasti ir sąmoninga gyvybės forma, tada mes galime įsivaizduoti, kad taip galbūt yra pažangesnės už mūsų civilizacijos. Tada, aišku, kiltų kiti klausimai, apie kuriuos aš taip pat jau esu kalbėjęs, kodėl mes iki šiol neužmezgiam kontakto. Arba gali būti taip, kad mes jau esame užmesgę tą kontaktą, gali būti taip, kad tai net nėra kažkokia slapta informacija, nes šiuo metu mokslininkai laužo galvas apie tam tikrus dalykus, kurie yra užfiksuoti, bet kurie nėra paaiškinti. Vienas iš tokių klausimų yra labai sunkiu lietuviam pavadinimu – Oumuamua. Tai yra havajietiškas žodis, kuris reiškia pasiuntinį iš labai toli, kuris atvyko pirmą kartą. Ir tai iš tikrųjų skaitau Wikipediją, pirmas žinomas tarpžvaigždyninis objektas praskriejęs Saulės sistema. Na ir mes galime pasižiūrėti, kaip atrodo trajektorija štai šito kūno, o štai čia yra animacija, kaip atrodo trajektorija į Saulės sistemą įskrendantis Oumuamua ir ją labai greitai paliekantis. Oumuamua buvo pastebėtas 33 milijonai kilometrų nuo Žemės. Na ir iš karto kilo keletą klausimų. Pirmiausia, aišku, trajektorija ir greitis. Akivaizdu, kad tai nėra Saulės sistemos kūnas, bet įdomiausias dalykas buvo, kad trajektorija nesutapo su tuo, kas buvo skaičiuojama. Tai yra, kūnas nukrypo nuo įprastos trajektorijos, kuri turėtų būti, jeigu tas kūnas nebūtų pilotuojamas, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų eilinis asteroidas ir jūs matote, vėlgi, arba matėte animacijoje, kas taip pat sukelia labai daug klausimų, tai yra kūno greitis, nes vėlgi veikiant gravitacijai, artėdamas prie Saulės, kūnas turėtų po truputį nuo jos toldamas lėtėti. Tačiau kas buvo fiksuojama, kad greitis netgi padidėjo kūnui judant nuo Saulės, išskrendant iš Saulės sistemos ir iš karto kilo klausimų, kad galbūt tai yra kažkoks variklis, galbūt tai yra kažkokios jėgos, kurios priverčia tą kūną judėti ir jisai iš tikrųjų gali laisvai keisti savo trajektoriją ir yra pilotuojamas. Taip pat iš karto kilo klausimas dėl kūno formos, nes jisai priminė cigarą. Jisai buvo 230 metrų ilgio ir 35 metrų pločio. Aišku, visi pirmiausia pagalvojo, ir dabar daug kas galvoja, kad tai yra tiesiog asteroidas, bet įprastai, jeigu mes žiūrime į kosmosą, tai kūnai yra arba apvalūs, na arba asteroidai, jie būna apvalių formų, tačiau tokie primenantis kartais akmenis su aštriais kampais. Tai, kad tai būtų kažkas labai panašaus į cigarą, tai yra toks plonas ilgas daiktas, gana sudėtinga rasti analogijų ir aišku visi iš karto pagalvojo, o galbūt ta forma yra ne šiaip sau. Aišku, vėlgi, jeigu tai būtų kažkoks kosminis laivas, greičiausiai būtų fiksuojami, na nežinau, šilumos, šviesos signalai, kažkokios galbūt radio bangos ar panašus dalykai, čia nieko nebuvo. Taip pat kūnas ne tik tai keitė savo trajektoriją, bet ir vartėsi. Tai reiškia, kad vėlgi jisai nejudėjo stabiliai. Jeigu mes, taip kaip mes matome filmuose kosminius laivus, mes įsivaizduojame, kad jie turi būti stabilus, jie turi nesivartyti, bet čia pat mokslininkai paaiškino, kad taip nėra. Net ir kalbant apie mūsų žemiškas technologijas, tam, kad jos neperkaistų, tai yra nebūtų visą laiką viena pusė nukreipta į Saulę, jos lygiai taip pat vartosi tam, kad temperatūra ant tų objektų visą laiką būtų vienoda. Kas čia po galais? Meteoras? Ne, ponia. Tikrai ne? Iš kur jūs žinot? Jis lėtėja. Ką? Jis lėtėja, sere. Yra daug teorijų, kurios bando paaiškinti, kodėl mes iki šiol nesame užmezgę jokių ryšių su nežemiškomis civilizacijomis. Šiek tiek apie jas esu kalbėjęs praėjusiame epizode, dabar sustosiu prie dviejų, paminėdamas labai trumpai kitas. Garsiausia iš jų ir jau aptarta mano epizode yra Fermi arba tamsaus miško teorija. Tai yra, daugelis supranta, kad jeigu tu pasieki aukštą išsivystymo lygį, tu lygiai taip pat supranti ir pavojus, kurie ateina štai su šiomis technologijomis. Tu gali suprasti, kad jeigu tu aptiksi kitą civilizaciją, kuri bus dar labiau pažengusi, arba jinai aptiks tave, tu gali būti paprasčiausiai auka. Tamsaus miško metafora čia reiškia, kad jeigu tu atsiduri miške,
greičiausiai žvėris, gyvūnai nuo tavęs pasislėps, nes jie nežinos, galbūt tu esi medžiotojas, galbūt tu esi plėšrūnas, o jeigu tu atsidursi situacijoje, kai šalia tavęs yra pavojingas žvėris, tu nuo jo lygiai taip pat pasislėpsi. Ir gali būti taip, kad civilizacijos, kurios pasiekia tam tikrą technologinį lygį, paprasčiausiai vengia kontaktuoti su kitomis civilizacijomis. Yra siūloma pagalvoti, kas atsitiktų, jeigu mes turėtume technologijos, kurios leistų mums pasiekti pakankamai tolimus visatos kampelius ir staiga mes išgirstume kažkokį signalą sklindantį. Ar mums reikėtų iš karto judėti link jo? Ar tai nebūtų tas pats, kas, pavyzdžiui, gyvūnui judėti link spastų, kaip medžioklės metu, kokie nors šernai išeina į pamiškes pavalgyti ten, kur specialiai jiems sudėtas maistas, o medžiotojas tik tai to ir laukia. Niekas, išskyrus karaliaus girininkus, negali miške neštis lanko. Niekas negali medžioti karaliaus elnių. Aišku, ir daugiau teorijų, kurios nėra mokslinės, jos yra labiau fantastinės teorijos ir jūs sakysite, Skirmantai, pats skleidi sąmokslo teorijas, aš siūlau į tai žiūrėti ne kaip į sąmokslo teoriją, o kaip į mokslinę fantastiką, kaip į tam tikrus pamąstymus. Taigi, viena iš tokių teorijų yra zoologijos sodo arba kalėjimo teorija. Ką jinai sako? Jinai sako, kad mes patys galime būti čia iš kosmoso ateiviai, kurie atsiduria aplinkoje, kurie iš viso neturėtume būti. Aš kalbu apie žmonės. Kodėl? Yra sakoma, pasižiūrėkite, žmonės yra unikalūs. Vienas iš tokių dalykų yra mūsų oda. Mes esame labai šio požiūriu jautrus, mes galime labai lengvai įsipjauti, mūsų oda nesaugo mūsų nei nuo sužeidimų, nei nuo, pavyzdžiui, temperatūros žemos, tai yra nuo šalčio. Jeigu mes pasižiūrėtume į visus kitus gyvūnus, nors vėlgi žiūrint DNR lygyje mes esame labai labai panašus, bet pasižiūrėkite, arba beždžionė, arba kokia nors kiaulė ta pati, sakoma, kad net organus kai kuriuos galima būtų pakeisti žmogaus ir kiaulės, bet pažiūrėkite, kokia yra stora oda, yra šeriai, yra kailis. Tai yra prie gana atšiaurių sąlygų planetos šitie gyvūnai yra prisitaikę, o mes ne. Nuogas žmogus žiemą labai greitai sušals ir paprasčiausiai numirs. O ta pati beždžionė išgyvena be rūbų ir be kitų dalykų. Klausimas, jeigu iš tikrųjų mes kalbam apie evoliuciją, kodėl mes evoliucionavom būtent tokiu būdu, tiek būdami neprisitaikę. Dar vienas klausimas yra, pavyzdžiui, vaikščiojimas ant dviejų kojų. Mes labai labai mažai gyvūnų rasime, galbūt yra, pavyzdžiui, strutis, paukštis, toks arba ten pingvinas, bet šiaip mes rasime nedaug gyvūnų, kurie vaikščiotų ant dviejų kojų. Žymiai patogiau, tos pačios beždžionės naudojasi visomis 4 galūnėmis. Mes galime pažiūrėti, pavyzdžiui, į gimdymo ciklą. Moteris 9 mėnesius nešioja savo vaisių ir vėlgi mes galime pažiūrėti tam tikras chroninės ligas ir daug dalykų, kurie sako, kad jūs čia esate svetimi. Pagrindinis dalykas, kuris tai sako, tai yra mūsų sąmonė, mūsų gebėjimas mąstyti, kuo mes esame unikalūs. Nežinau, aš apie tai niekada nepagalvojau. Juk keista, kad jokia kita gyvybės forma evoliucijos metu nepasiekia tokio sąmoningumo lygio. Pavyzdžiui, dabar vyksta karai ir žmonės tarėsi su žmonėmis. Įsivaizduokite, jeigu, pavyzdžiui, žmonės tartųsi su tigrais, kurie būtų lygiai taip pat pažengę, turėtų savo kalbą, turėtų savo civilizaciją ir mes sakytume, žiūrėkite, čia jums toks ir toks džiunglių arba ten miškų plotas lieka, čia yra plotas, kur mes galime saugiai gyventi ir geriau nesipykime. Ginklai mūsų rankose, ginklai jų rankose, technologijos mūsų rankose, technologijos jų rankose, mes galime prekiauti, mes galime bendrauti. Atrodo kaip visiškai fantastinio filmo scenarijus, bet jeigu jūs pamastytumėte, tai iš tikrųjų labai sudėtinga atsakyti į klausimą. Kaip atsitiko taip, aš jau daug kartų tą klausimą kartojau, kad per pakankamai trumpą laiką, lyginant su 4 milijardais metų, kai mes tiesiog evoliucionavom iš tų pačių primityviausių organizmų iki dabartinės savo formos, vėlgi per paskutinį 10 000 metų, 1000 metų, 100 metų, kokią didžiulę pažangą mes darom. Ir tada atsiranda dar vienas pamąstymas. Jeigu iš tikrųjų mes būtume tam tikra izoliuota terpė, pavyzdžiui, kalėjimas arba zoologijos sodas, matyt, kažkas vis tiek mus turėtų stebėti, jeigu jau mes tą analogiją naudojame. Ir tada klausimas, kada tas kažkas galėtų įsikišti. Mes turim pranešimą apie tai, kad dar 3 objektai pasirodys virš Amerikos miestų. Negali būti. Migelė, ateik.
Vienas juda Los Andželo link, kiti du dabar rytinėje pakrantėje ir artėja New Yorko ir Vašingtono link. Turbūt akivaizdžiausias atsakymas, kad jeigu yra kažkoks sąmoningas išorinis stebėtojas, kuris stebi bet kokią sistemą, nesvarbu, žmogus stebi skruzdėlyną, arba žmogus stebi kažkokią veikiančią kompiuterinę programą, arba kažkokią mechaninę sistemą, daug mechanizmų surinkta į vieną krūvą. Na, pavyzdžiui, eismą žmogus stebi. Jisai greičiausiai įsikiš tada, kai jisai pamatys, kad ta sistema sulūžo, kad ta sistema sugedo, kad jai gresia susinaikinimas ir panašiai. Mes galime pasižiūrėti, pavyzdžiui, arba prisiminti vaikus, kai vaikai dar yra labai maži ir menkai sąmoningi, kai jie daug dalykų mokosi, na, kada tu įsikiši, tada, kai jiem gresia kokios nors bėdos, kai jie gali išbėgti į gatvę ir automobilis juos partrenks, kai jie į rankas pasiema, pavyzdžiui, peilį arba šakutę ir gali savo akį išsidurti, nes nežino, kas tai yra. Išdykauja vaikai. Mes galime prisiminti, kaip pasaulio pabaigą vaizduoja skirtingos religijos. Na štai, krikščionybę mes puikiai tai žinome, tai vaizduoja kaip paskutiniojo teismo dieną. Pasaulis nugrims ir žmonija į nuodėmes, tada iš dangaus nusileis Kristus kaip teisėjas ir jisai išgelbės tikinčiuosius, o blogieji bus pasmerkti. Islamas labai panašiai įsivaizduoja pasaulio pabaigą, tik tai ten kalba yra ne apie Kristų, o apie imamą Mahdi, kuris vykdys paskutinį teismą. Judaizme taip pat yra paskutiniojo teismo diena. Mesijas ateis, atneš taiką ir teisingumą pasiklydusiam pasauliui ir grąžins pasaulį į tobulybės būseną. Įdomiausia, kad net ir kitose pasaulio religijose labai panašus motyvai kartojasi. Pavyzdžiui, hinduizme yra toks Kali Višnu, kuris pasaulio pabaigos dieną nusileis, sunaikins blogį ir pradės naująją erą, kuri vadinasi Satya Yuga, tobulumo era. Budizme taip pat manoma, kad pasaulis paskęs nuodėmėje, moralinėme nuosmukyje, kol galiausiai atgims Buda. Jisai yra vaidinamas jau nebe Buda, o Maitrėja, kuris turėtų sukurti naują amžių, klestėjimo amžių. Labai dažnai pasaulio religijose dievai yra dangiškos būtybės, kurios gyvena danguje, mirę žmonės kyla į dangų, dievai nusileidžia į nuodėmingą žemę ir panašiai. Ir aišku, jūs tą 100 kartų jau girdėjote, bet kyla klausimas, kodėl tas įvaizdis įsitvirtinęs. Ir aš puikiai suprantu, kiek absurdiškai tai skamba, bet tu kartais pradedi galvoti, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Albertas Einšteinas kažkada yra sakęs, kad aš nežinau, kada bus trečias pasaulinis karas, aš nesu tikras, kokiais ginklais bus kariaujama, bet jeigu jisai vyks, tai aš tikrai žinau, kad ketvirtas pasaulinis karas bus karas, kur mes vėl iš naujo kariausime ietimis, akmenimis, primityviausiamis technologijomis. Jisai kalbėjo apie tai, kad pasaulis gali būti ant susinaikinimo ribos. Ir beje, jūs turbūt matėte daugelis iš jūsų, arba bent jau girdėjote apie filmą Oppenheimeris, kuriame yra detalizuotai papasakota istorija, kaip buvo kuriamas atominis ginklas. Ten taip pat yra ir Alberto Einšteino personažas ir tenai kalbasi Oppenheimeris su Einšteinu ir kalbasi apie tai, kad gali būti, jog šis išradimas, kuris padėjo pabaigti antrą pasaulinį karą Jungtinėm Amerikos valstijom, kai jos bombardavo Hirošimą ir Nagasakį ir Japonija buvo priversta pasiduoti po to, kai užpuolė Pearl Harborą. Ir filme kalbasi Albertas Einšteinas ir Oppenheimeris ir ten nuskamba mintis, kad gali būti, jog atominės bombos sukūrimas pradėjo skaičiuoti laikrodį, kuris tiksi iki pasaulio pabaigos. Kai aš atėjau. Konfliktas didėja iki dramatiškų mastų. Pastarosios 14 valandų rodo, kad pasaulinio konflikto grėsmė yra rimta ir reali, sako Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Generolas Robas Magovanas Jungtinėje karalystėje sako, kad šios šalies kariuomenė turi būti pasiruošusi bet kurią akimirką, kad ir šiandien stoti į kovą. Cituoti Kremliaus trolių aš nepradėsiu, ten nuolatos kalbama apie branduolinio konflikto riziką, pavojų, bando eskaluoti ir tokiu būdu deeskaluoti. Bet vienas dalykas man yra visiškai akivaizdus, kai mes kalbame apie karą, kai mes kalbame apie žmonių žūtis, yra procesai, kuriuos yra labai sudėtinga kontroliuoti. Tai rodo istorija. Tie žmonės, kurie pradeda karą ir įsivaizduoja, kad jie labai lengvai situaciją suvaldys, primena vaikus, kurie uždega degtuką namuose ir galvoja, kad labai lengvai tą degtuką sugebės užpūsti. Kai namai užsidega, būna, kad ir patys vaikai juose sudega, nesugebėdami iš jų pabėgti. Ir aš pradedu galvoti,
labai rimtai pradedu galvoti. Įdomu, kur link visą tai veda. O dieve, na ir mulkiai. Galima prisiminti Pirmą pasaulinį karą, Antrą pasaulinį karą ir visą laiką buvo daug aukų, buvo labai daug nelaimių, bet neatrodė, kad pasaulis galėtų pasibaigti. Aš įsivaizduoju, kad jeigu būtų Trečias pasaulinis karas ir štai valstybės atsidurtų tokioje situacijoje, Hitleris nenusišautų bunkeryje. Hitleris, jeigu būtų turėjęs, būtų panaudojęs branduolinį ginklą tam, kad, kaip jam atrodytų, gelbėtų Vokietiją. Dabar mes turime Putiną, kuris yra Rusijoje, kuris mato, jog jo valstybė gali apšaudyti Ukrainą vakarų tiekiamo ginkluotę. Tai yra labai pavėluotas sprendimas, tą reikėjo daryti anksčiau. Nebūtų tiek pasistumėjusi Rusija, nebūtų tiek užsitęsęs konfliktas, bet Putinas yra įvarytas į kampą. Ir kai aš sakau įvarytas į kampą, aš siūlau apie tai šiek tiek pagalvoti. Aš atsimenu visą laiką pateikinėdamas prognozes kitiems metams, mes netrukus pasikalbėsime, kiek jos buvo tikslios, kalbėdamas apie karą Rusijoje, Ukrainoje arba bet kur kitur pasaulyje, aš siūliau žiūrėti ne į ginkluotę, aš siūliau žiūrėti ne į tai, kiek karių, kuri šalis turi, bet aš siūliau žiūrėti į pirmiausia politinės priežastis. Tai yra, kokioje situacijoje yra Putinas. Putinas turi bent keletą labai rimtų problemų. Jisai turi labai rimtą problemą susijusią su savo saugumu šalies viduje. Na pavyzdžiui, kaip jam parduoti dabar pasibaigusi karą savo visuomeniai. Tai yra, grįžta žmonės, kurie šiuo metu kariauja, kurie yra pripratę žudyti, kurie gauna už tai didelius pinigus, jų šeimos gauna didelius pinigus, jie jau priprato prie visiškai kitokio gyvenimo, tu turi užkurtą visą Rusijos karinę pramonę, kuriai vėstant staiga pradės didėti nedarbas, tu turi rekordiškai užkeltą bazinę palūkanų normą paskolom, 21% šiuo metu yra bazinė palūkanų norma Rusijoje, pabandykite įsivaizduoti, kiek kainuoja kreditai, pabandykite įsivaizduoti, kokios ten šiuo metu yra verslo sąlygos, tu turi galiojančias sankcijas, kurių kol kas niekas atšaukinėti net neketina, ir įsivaizduokite, kokia būtų situacija, koks būtų rinkinys štai šitų visų dalykų, sprogstantis rinkinys šalies viduje, jeigu Putinas dabar sakytų taip, karą mes nutraukėme ir artimiausius 20 metų mes nekariausime. Kitas dalykas, ką jisai parduotų kaip pergalę, tai yra sugriautus regionus, į kuriuos reikia įdėti daug pinigų tam, kad juos galėtum atstatyti, o šalia būtų Ukraina, kuri suktų į vakarų pusę, stotų į Europos Sąjungą, kažkada, kad ir po 20 metų galbūt įstotų į NATO, turėtų vakarų saugumo garantijas, galbūt ten būtų taikdariai iš Europos, įskaitant ir tą pačią Jungtinę karalystę, ir nepaisant visų pastangų, nepaisant tiek daug žmonių gyvybių, iš esmės Rusija jokių papildomų saugumo garantijų neturėtų. Apie ką Putinas kalbėtų, pavyzdžiui, kalbėdamas apie NATO. Jisai sakytų, aš pakariavau ir mano siena su NATO valstybėmis nesumažėjo, o gerokai padidėjo. Visą tai Putinas supranta. Kartu jisai supranta, kad jisai neturi jokios galimybės laimėti prieš kolektyvinius vakarus ir tai yra žiurkė, kuri yra įspausta į kampą. Kitos išeities nėra. Kas jam šaus į galvą, nežino niekas, greičiausiai jis pats nežino, turint dar galvoje jo amžių, turint galvoje, kad jam ir taip nedaug liko, aišku, yra jo vaikai, aišku, yra jo giminės, bet toks jausmas, kad tai yra žmogus, kuris puikiai supranta, neliks ir jo, neliks ir visų apsaugų, kuriuos turi šitie žmonės, neliks ir jų turtų, tiesą pasakius, tokių diktatorių likimas visada yra labai labai panašus, tol kol jie laiko valdžią savo rankose, tol ir jie, ir jų artimieji yra neliečiami, gali krautis turtus ir turėti beveik neribotą įtaką, tačiau vos tik tai šita valdžios vertikalė subyra, prasideda persekiojimas, prasideda kerštas ir tiesą pasakius, mes galime pažiūrėti, pavyzdžiui, tą patį Kazachstaną, kas tenai buvo, darosi ir buvo su buvusiu šalies vadovu Nursultanu Nazarbajevu, tai čia bus greičiausiai labai kažkas panašaus, tik tai greičiausiai netgi bus dar liūdnesni popieriai. Ten tu gali pasitraukti, galbūt kažkur pabėgti, iš tam tikrų postų atleidžiami tavo giminės. Na, o čia, turint galvoje, kiek žmonių padėjo savo galvas šiame kare, atsakomybės klausimas gali būti kur kas aštresnis. Taigi, grįžtant prie epizodo pradžios, jeigu mes iš tikrųjų esame skruzdėlynas, kur visi bėgiojame ir galvojame, kad žinome, ką darome ir galvojame, kad štai per amžius tai buvo ir mes nešame kiekvieną savo šapelį ir tas skruzdėlynas atrodo kaip visai neblogai sustiguota sistema, bet nei viena skruzdėlė nesupranta, kad yra stebima kažko, kas turi visai kitą mąstymo sąmonės lygį. Tai vat, galbūt dabar pats laikas į tą skruzdėlyną
kažkaip įsikišti, kažką tenai pakeisti, nes tas skruzdėlynas pradeda rusenti ir gali visiškai sudegti. Kai aš žiūriu tai, kas darosi Jungtinėse Amerikos valstijose, tuo yra labai labai sunku patikėti. Bet jeigu patikėti, kad iš tikrųjų yra nežemiška civilizacija, kuri su mumis kontaktuoja, kuri mus stebi, galbūt jinai mūsų bijo arba atvirkščiai, galbūt jinai žiūri ir laukia, kada mes pasieksim kažkokio technologinio ar etinio išsivystymo lygio, kai jiem nekelsime grėsmės, o galbūt jie žiūri į mus kaip prižiūrėtojai, kurie sako, mes norime išsaugoti šitą planetą, kad čia vyktų tam tikri dalykai. Nežinau, galbūt ta planeta išsaugojama yra tokiu būdu, kad yra sunaikinama didžioji dalis gyvybės. Prisiminkite, kažkada dinozaurai išnyko, buvo ledynmetis ir panašiai. Galbūt vėlgi ateis laikas ir mes iš naujo nuo nulio šioje planetoje viską pradėsime, bet galbūt yra ir kitas planas. Tai vat, jeigu tas planas yra, jeigu mums patiems neužtenka proto išsaugoti savo planetą, galbūt mums tai padaryti kažkas kitas. Aišku, kad tai yra labai fantastinės idėjos. Aišku, kad man labai norėjosi šiame epizode sujungti tas dvi fantastinės idėjas. Nėra fantastinė idėja, kad mes ne vieninteliai gyvi organizmai Žemėje esantis šioje visatoje. Dar kartą tai sakau. Yra turbūt labai labai neįtikėtina idėja, kad kažkas, galbūt protingesnis už mus, galėtų mus lankyti, stebėti ir taip toliau, bet niekada negali pasakyti, kad tai yra visiška sąmokslo teorija, todėl kad mes paprasčiausiai neturim atsakymo. Čia yra kaip diskusija apie tai, ar yra Dievas. Tu niekada neapibrėši tiksliai, kas tau yra Dievas, kažkam tai bus tiesiog paveikslas matytas bažnyčioje, koks nors ten su barzda dėdulė ar panašiai. Kažkam tai yra idėja, vidinė motyvacija, gyvenimo tikslas. Taip, aš kūdikėlis Jėzus. Ir tu niekada į šį klausimą negali atsakyti tiksliai, dažniausiai tai yra tiesiog tikėjimo klausimas. Tai lygiai taip pat kalbant ir apie nežemiškas civilizacijas. Tu supranti, kad greičiausiai taip nėra. Greičiausiai nėra tų technologijų, kurias kažkas saugotų labai akilai. Tik tokie filmai kaip Vyrai juodais drabužiais greičiausiai yra fantastika, o ne dokumentika, bet kartu tu negali tiksliai pasakyti, kad taip tikrai 100% nėra. Video was taken with infrared, and what appears to be the transmedium part where it goes into the water is actually where the temperature of the water is equal to the temperature of the object, and the camera can no longer distinguish between the two. It's not that the object actually goes into the water. And so we assess that the object, likely a pair of balloons or sky lanterns, was floating at about 7 knots over the airport and descending to about 200 meters. The Go Fast was captured the public attention and congressional attention when it was made public in 2017. Looks like an object flying very fast over the water, very close to the water. Through a very careful geospatial intelligence analysis using trigonometry, we assess with high confidence that the object is not actually close to the water, but is rather closer to 13,000 feet. An interesting case, which I don't believe the public is familiar with, is captured in 2018 from a UAV flying in the Mediterranean, watching Mount Etna as it was erupting. And it appears that that object is flying through the plume of superheated gas and ash. This was a rather difficult case to resolve. We had to pull in support from a number of IC and S&T partners and even reach out to a volcanologist. Atsiprašau, kad epizodo pabaigoje vėl anglų kalba, taip pat atsiprašau tų, kurie nežiūri, nes turbūt iš viso nesuprantate, ką aš čia įdėjau. Tai nėra kokie nors video paimti iš YouTube, kurie būtų nesunkiai suklastoti, galbūt kažkas kažką nufilmavo, sufeikino, na ir dabar tu tai rimtai analizuoji. Tai yra video medžiaga, kuri nufilmuota kariškių, kuri buvo labai detaliai analizuota ir jinai yra pateikiama Jungtinių Amerikos valstijų senate. Ir sakoma, kad tai yra neatpažinti skraidantis objektai, kurie nėra identifikuoti iki šiol. Jūs matote, virš vandens skrenda, virš Etnos ugnikalnio, kuris išsiveržia, vėlgi čia klausimas apie temperatūras, greičiai, manevringumas ir visi kiti dalykai. Tai gali būti vėlgi ne viena versija, bet kol kas profesionalūs kariškiai, kuriem yra labai svarbu žinoti, net jeigu tai yra žemiška technologija, kurią naudoja tavo priešas, tau yra labai svarbu suprasti, koks tai yra prietaisas, ar tai yra kažkoks dronas, vėlgi kalbam apie labai didelį greitį, tai galų gale yra nacionalinio saugumo klausimas, bet jie negali iš tos klausimus atsakyti. Stebėki dangų ar ateivi laive? Ateivi laive, gerai? Ateivi laive. Žinoma.
Tai vėlgi galbūt iš tikrųjų kažkas renka informaciją ir tas kažkas nebūtinai yra žmogus, kol kas nepanašu, kad tai, kas čia vyktų, keltų labai didelę grėsmę, priešingai. Panašu, kad žmonės stengiasi aptikti, žmonės stengiasi pagauti, nufilmuoti, kontaktuoti, na, o tie net pažinti skraidantis objektai visais įmanomais būdais stengiasi išvengti to dėmesio ir sakau, tai nebūtinai reiškia, kad juos sukūrė nežemiška civilizacija. Jeigu tai būtų sukūręs priešas, jis lygiai taip pat stengtųsi, kad jo technologijos nepakliūtų priešui į rankas. Tai yra tai, ką aš jums norėjau papasakoti šiandien. Aš suprantu, kad jūs galite žiūrėti ir sakyti, Skirmantai, labai tai skiriasi nuo to, kas yra YouTube. Šiek tiek turiu planų nuo naujų metų, ką aš darysiu čia. Patreon, labai norėčiau, kad jūsų čia būtų daugiau. Dabar, kadangi praktiškai viską sudedu į YouTube, tai dauguma žmonių išėjo ir aš puikiai suprantu, kad galbūt ir nėra labai daug prasmės mane remti, kur kol kas mes finansuojame savo kanalą dviem būdais. Tai yra jūsų dėka, ačiū jums labai, ir žmonių, kurie skiria savo dalį gyventojų pajamų mokesčio. Visa tai nėra garantuota, laukiame kito pavasario, pasižiūrėsime, kaip seksis. Na ir jeigu čia jau jūsų liktų labai nedaug, aišku, mums tai irgi būtų labai rizikinga. Na bet toks gyvenimas ir mano rizikos yra nesulyginamos su rizikomis, kurios šiuo metu yra pasaulyje, žiūrint į tai, kas vyksta visiškai šalia mūsų. Aš labai tikiuosi, kad su ateiviais ar be ateivių, ar kažkokiais kitokiais būdais, visi šitie klausimai vis dėlto išsispręs. Sveikas protas nugalės, dėja istorija rodo, kad kartais taip ir nebūna. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote, pasimatysime po savaitės jau YouTube kanale su visiškai kita tema, su visiškai kitu epizodu, kuris taip pat atsiras jūsų dėka. Iki.